visada sakau, valdžią reikia ne tik rinkti, bet valdžią reikia ir kontroliuoti. Ir štai jūs čia susirinkote pasakyti, kad ne kasos aparatams. Gerbiamas Kubilius visada tarnavo ir tarnauja oligarchams. Ir visada, paimkim vien per naktinę reformą, jis sumažino pelno mokesčius kam? Lubiui, prekybininkams, monopolistams. Kodėl nebuvo nustatyti, kada siūliau atlyginimai maksimalūs valstybės tarnautojams, kad negautų po 10 000 litų? Šis sprendimas buvo atmestas. Kada buvo mažinamos pensijos dirbantiems pensininkams? Čia jų neleido susirinkti Kubilius, įsigando pensininkų, dėja ir jūsų nenori prisileisti arčiau Seimo. Pensininkai susirinko prie sporto rūmų. Mitingo metus pensininkai įteikė virvę ir paprašė, kad aš įteikčiau Kubiliui, kad jis pasikartų. Taip, aš tą virvę įteikiau, bet dėja jisai nepasikorė. Gerbėmieji, aš dėkoju jums už jūsų pilietinę akciją ir manau, kad jeigu mes būsime pilietiški, jeigu mes būsime vieningi, valdžia neplėšikaus, o valdžia tarnaus žmogui. Per 20 nepriklausomybės metų, gaila, bet reikia pasakyti, nei vienas okupantas tiek neįsvežė žmonių, kiek mūsų tauta emigravo per 20 nepriklausomybės metų. Per 20 nepriklausomybės metų vėl tauta okupuota, bet okupuota savų oligarchų. Jinai pasidalinta ir nori paskutinį duonos kąsnį atimti iš jūsų, kad jūs negalėtumėte išmaitinti vaikų, kad jie patys išvyktų svetur į kitas valstybės. Ačiū jums, kad susirinkote. Ir aš manau, kad jeigu būsime pilietiški, rinksim tokias valdžias, kuri tarnautų žmogui, matytų, mylėtų žmogų ir tėvynę. Ačiū jums. Gerbėmieji, mes Kubiliui tikrai virvės nedovanosim. Ir taip Lietuva pasaulyje užima pirmą vietą pagal savižudžius. Mes vyriausybei nunešim ir padovanosim. Išklijuosim langų šitais plakatais. Jau to Andriuko beveik ir gaila. Kalbės Šilutės krašto smulkiųjų verslininkų atstovas Vanagas Alfonsas.